Pirma reportažas iš tradicinių vilkų ir erelių krepšinio varžybų. Pasižiūrėkime, kasgi laimėjo šiemet. Reikia čiūną pafilmuoti. Taškas. O dabar klausimėlis ir klausimas susijęs su rytų kultūra. Kas yra džigitas? Džigitas yra vičiukas su didelė kepurė, kur daro šitaip. Ne, džiuginta. Džiuginta. Ai, džiuginta, gaigalinė tai yra chemijos mokytoja. Bet kas yra džigitas? Džigitas tai sakau bičiukas su didelė kepurė, ne? Nu, ačiū, kodėl jūs taip kvepiat? Nes mane tik apipurkšt. Gal ir jūs apipurkšt? Ne, ačiū. Gal vaikas koks? Ir koks tai vaikas? Gal nedidelis, bet toks labai šustras. Blemba, jo, ir tai Borė. Jis yra Borė. Toks ketvirtokas Dovydas Boreiša. Dovydas Boreiša yra džigitas. Kodėl? Kodėl? Kodėl aš džigitas? Aš nežinau. Jis pats... Tai mes taip sugalvojom. Šiaip jis yra Kazanova. Kas yra Kazanova? Kazanova yra tas vaikinas, kurio yra visos merginos. Nu, vaikinas. O, visi vaikinai džigitai? Sinonimas? Ne visi. Tai kokie? Ten kokie Latino Amerikoje džigitai yra. Šokis? Koks? Kur šoka? Iš to filmuko ten kažkaip jodinėjo. Ne, iš Drakonų kovų? Ne, iš senosios animacijos. Ne, yra iš Drakonų kovų tas Son Goko brolis. Kokias jis galės turėjo? Ten Hame ir Super Saiyanas. Kas yra Kamehame? Ten tokia žiauriai faina, kaip tas daiktas vadinasi. Jėga, ataka, va, ataka. Koks nors Kęstučio trumpinys, ne? Ne. Kęstučio. Duo, man. Iš indiško filmuko kažkokio. Ir koks tas personažas apibūdink? Stambus, su, nežinau, batais kažkokiais riestais, nežinau. Galit patraukti šiek tiek. Savimyla? Ir koks čia tai? Bet koks žmogus gali būti, kuris savimyla tas džigitas? Ne, manau, savim labai pasitikintis. Turėtų būti protingas. Žiūri taip įtarėjai Arūną. Džigitas, tai man atrodo kažkoks vyras ten, armėnų, kažkas panašaus, ar ne? Čia sakė džigintos vyras. Čia gal vardas koks? Koks? Vyriškos kilmės vardas. Džigintos brolis. Tai kur joje ant arklio ir kabina panas. Čia kaip armėnas, tai ir ten kažkoks panašiai. Kažkokia tautybė? Jo, šoka ten kažkaip aš taip. Na, va. Džigintos gaigalinės, koks nors vaikas gal? Ar koks tas vaikas? Anūkas galvoju gal, o vaiko vaikas. Manai, kad tai reiškia giminystės ryšius? Taip, manau, tai sieja jos tikras kraujo ryšys, mėlyno kraujo. Ten kažkokių turkų, kur ten buvo jojikai, ten tie su tokiom kepurėm. Mane vėl apivarškė. Gal mokslininkas? Kažkoks vaikinas. Koks tu? Nu, katedis. Toks berniukas. Koks? Labai, kaip čia pasakyti, džentelmeniškas berniukas ir agresyvus. Ar galėtumėt mūsų operatorių pavadinti džigitu? Manau, kad taip. Jaunikaitis. Koks? Kuris gražiai joja ant žirgo. Džigitas yra geras bernas. Skabinėk prie žmonių. Kas yra džigitas? Džigitas yra tas, kur taip daro. Džigi. Gal galit visos trys kartu parodyti tą judesiuką? Džigi. Šaunu. Miela kuprinė, ar galėtum pasakyti, kas yra džigitas?
Žmonės kalba, kad jis gyvena medį. Mes tik žinome, kad jų vardas Tomas ir jis veda orus. Sveiki, su jumis Žiburio žinių oruolis Tomas. Šią savaitę esu paruošęs publicistinę rubriką. Klausyk, kodėl mes tave taip dažnai čia sutinkame? Ar tave ta mokykla traukia, tau nepatinka universiteto aplinka? Ne, man labai patinka ir tas, ir mokykla, ir universiteto aplinka. O ką tu manai apie mokymąsi lauke? Labai geras dalykas, mes, tarkim, mūsų laida, praeitis kalbant, mes va tam kabinete, ar kaip jį vadint, taip mes labai mėgdavom, tarkim, su mokytoja Bandžodienė daryti lietuvių kalbos pamokas, arba šiaip pasėdėti eidom ten. Paaiškink, kam ji tau reikalinga, kaip tu mokaisi lauke, eidama tu skaitai, ar eini į kapinės paskaityti, ar moki pereit gatvę teisingai? Ne. Štai matome, ši mergina prieš kameras visiškai pasimetė. Mano iniciatyva, aš visada stengiuosi galvoti apie mokinius. Gal kartais ir to nereikėtų, gal ir... Bet aš dabar pagalvoju, kad klasėje labai tvanku, o čia po medžiais pavėsis vėsu ir aš juos per langą pasikviečiu ateiti į lauką. Manyčiau, kad tai labai šaunus pasiūlymas. Na ir... Tuo labiau, kad mano užduotis tai buvo mano rankinėje ir man nereikėjo klasėje jokių vadovėlių, tai aš jiems dabar padalinu ir viską jie padaro gražiai. O kaip manote, ar ta lenta tinkama naudojimui? Rašymui? Gera. Gera. Mokiniai patikrino, lenta iš tikrųjų gera. Ar abiturientus įsiveda mokytojai į lauką, kaip tai padarė mokytoja Kazlauskienė? O kodėl? Kodėl jūs neprašote? Prašiau ir sakė, žinai ką, kad negalvosi nieko. Negalvosit laukia? Bus va čia mintys kažkur. Savo kolegai pasiūlysiu saldainį, kurį jis priėmė džiaugsmingai. Kaip jau žinome, šiandien yra gegužės 17 diena ir būtent tokią dieną, tuo pačiu metu, kaip dabar mes filmuojame šį reportažą, gimė mums labai gerai žinomas Lietuvos žmogus. Vienas iš katinų, katino dueto atstovas, Vilius Tarasovas. Štai, būtent jį ir matome sportuojantį. Visus kviečiu šiandien vakare ateiti į kultūros centrą ir pasiklausyti Viliaus Tarasovo koncerto. Gerbiamas kolega, anot Neries, akmenėlis turi šaltą širdį. Ir ne veltui tai sakau, nes jūs pamiršote komercinį pasiūlymą. O jis būtų toks. Ir šį kartą skirtas abiturientams. Jau pats laikas mokytis cituoti gerbiamus lietuvių autorius, kadangi jau ne už kalnų lietuvių kalbos egzaminas. Ar teisingai pasakiau, kolega? Su jumis buvo Žiburio žinių orai. Metų mokytojo automobiliu stipriai aplenkęs savo konkurentus tapo BMW X5 vairuojamas mokytojos Šiugždinienės. Artimiausiu metu jai teiksime apdovanojimą. Su jumis buvo Žiburio žinios.